Svačiavo, raktu sustokim priešais karalių. Ateik. Garsus kunigaikštio. Bet jis man vakar skambino, sako, susitariau su liftininku, sumokėjau, viskas bus šiandien vėl skambino, vėl tvarkoju viską. Jaunuoliai. Bet mūsų niekas neprašo žaisti krepšinį. Niekas. Dar mūsų aktyviausias Lietuvoje žmogus, Vilniuje tikrai. Tai aš labai džiaugiuosi, jisai pirmas į Žemžiburį, o mes visi paskui jį. Dabar noriu pakviesti. Muzikonta. Iš gimtinės dar beveik. Mūsų etnokultūros žmogus. Tokia vyrai, jeigu bus, tai Lietuva gyva bus. Turime mes čia Tautininkų sąjungos pirmininką Gintarą Songailą. Kur čia jis yra? Mes kovosime už Lietuvą iki galo. Taip. Aš skaitau, kad tokie žmonės, kad čia visi susireikia su fakilais ir be fakilų, yra šiandieną vaidilos ir vaidilaitės, kurios tikrai prikels tautą iki pačių aukštybių, kurių jinai užsitavo. Tai kam atiduoti? Tai nuvilai. Gal neprieštarausit, jeigu... Ašara Dievo akį. Ką tu veiki? Tu ne žuvis. Ežerų pakrantėse išauga medžiai, grožia visomis šakomis, bet užeina audra ir išverčia medžius. Ir kaip riksmas kyla į dangų jų mirštančios šaknys. Tu ne medis. Tu matai, kaip išskrenda paukščiai, grįžta atgal į jūrą žuvys ir miršta medžiai. Šakersti, paduok sesutę kardą, reis prieš šakės. Maldokit, broliai, žirgus, reiks karanjoti. Maldokit, broliai, valia, jos reiškia mūsų laisvę, jos mūsų vėliavą.